Šiandien žiniose gyventojai raginami pasiskiepyti nuo sezoninio gripo. Nebeliks dvigubą adresą turinčių pastatų. Rytoj mieste bus įjungiamos elektros sirenos. 29 Panevėžio apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigos jau gavo 8137 sezoninio gripo vakcinos dozes. Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai ragina paskubėti pasiskiepyti nuo sezoninio gripo, kadangi imunitetui susidaryti reikia 2 savaičių. Skiepai nuo gripo padeda išvengti šios pavojingos ligos, o svarbiausia – gyvybei pavojingų gripo sukeliamų komplikacijų. Ypač svarbu pasiskiepyti vyresniems nei 65 metų asmenims ir asmenims sergantiems įvairiomis širdies ir kraujagyslių takų lygomis, kvėpavimo takų lygomis, taip pat inkstų bei kitomis lygomis susijusiomis su imuniniais mechanizmais. Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams bei dirbantiems ar gyvenantiems slaugos ar globos įstaigose nėščioms moterims. Šiems visiems žmonėms vakcinos kainą kompensuoja valstybė. Šių metų 41 savaitę bendras gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų sergamumo rodiklis Panevėžio apskrityje siekia 33,8 atvejo 10 000 gyventojų. Daugiausiai sirgo Panevėžyje, tai sudarė 53,1 atveją 10 000 gyventojų bei Rokiškio gyventojai, kur sirgo 47 gyventojai iš 10 000. Daugiausia sergantys yra vaikai iki 17 metų. Jų sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis siekia net 74%. Nuo gruodžio 1 dienos mieste turi nelikti namų turinčių dvigubą adresą. Vyriausybė įpareigojo savivaldybės prie gatvių sankryžų esantiems pastatams ar sklypams suteikti adresą, nurodantį objekto priklausomybę tik vienai gatvei. Šitame projekte buvo pateikti 5 objektai, 3 iš jų gyvenamos valdos ir 2 objektai komerciniai. Atitinkamų objektų savininkai bei sklypų nuomininkai yra informuoti raštiškai ir apie priimtus sprendimus ir jau įregistruotus adresus mes papildomai vėlgi informuosime. Vyriausybės nutarime numatyta, kad renkantis vieną adresą pirmenybė teikiama pagrindiniai gatviai, o susikertant lygiavertėms gatvėms pasirenkama labiau žinoma ar patenkanti. Yra orientuojamasi į pagrindinius fasadus ir į privažiavimus į atitinkamus objektus. Šituo atveju tai pagrindinius fasadus buvo žiūrėta. Beje, vykdant šį vyriausybės įpareigojimą, kad neliktų dvigubų adresų, gyventojai gyvenantis tokiuose namuose turės dar ir patys susimokėti, nes reikės išsiimti naujus registro pažymėjimus. Piliečiai priėmus tokį įsakymą ir jį įregistravus adresų registre turės išsiimti naujus registro pažymėjimus. Bus toks nesklandumas ir turės atitinkamai pakeis duomenys, kurie yra įforminti, būtent adreso duomenys turės pakeisti įmonėse, kurios yra sudariusios sutartis dėl vandens, elektros tiekimo, dėl šilumos. Būtent tose įmonėse duomenys turės pasikeisti. Nauja tvarka įvedama po to, kai paaiškėjo, kad Lietuva dalyvaudama Europos adresų infrastruktūros projekte yra vienintelė šalis turinti kampinius pastatų adresus. Panevėžio miesto savivaldybėje pirmą kartą atrinktos paraiškos masiniams nekomerciniams renginiams vyksantiems 2011 metais CIDO arenoje organizuoti. Iš viso gauta 13 paraiškų, tačiau patvirtinta 11. Kitiems 2 renginiams pasiūlytos kitos vietos. Tai buvo, kiek pamenu, man atrodo, jaunuolių dienos centrui ir sunkiosios atletikos klubui buvo rekomenduota, renginį rengti kitose įstaigose. Na, motyvuota tuo,
komisijos nariai motyvavo tuo, kad renginiai yra tie 2 renginiai buvo nemasiški tokie, kurie, sakykime, reikalautų tokios erdvės CIDO arenos. Didžiąją dalį nekomercinių renginių kitąmet sudarys įvairios sporto varžybos. Tai ir 17-asis Baltijos šalių klubų Shotokan karate čempionatas, tarptautinės dviračių treko jaunių ir jaunimo varžybos, Lietuvos treko elito čempionatas ir daugelis kitų. Taip, daugiausia sporto, dviračiai pagrindė, tai mes kuo labai džiaugiamės. Tikrai, kad norim populiarinti ir aktyvinti ir, sakykime, ir kad kuo daugiau miesto svečių ir miestiečių daugiau pamatytų tokių renginių. Tai va, daugiausia buvo sporto. Nekomerciniai renginiai paprastai yra nemokami. Atskirais atvejais gali būti platinami kvietimai, bilietai, tačiau nekomercinio renginio organizatoriai neturi teisės siekti pelno iš organizuojamo renginio, o lėšos gautos už išplatintus bilietus į nekomercinį renginį negali viršyti renginio organizavimo išlaidų ar būti naudojamos kitiems tikslams nei numatyta organizuojant renginį. Jie yra nekomerciniai. Jie, sakykime, nors iš vienos pusės yra pagal nuostatus, kad galima daryti ir komercinį renginį, bet jeigu, reiškia, visa samata, ten ir bilietų platinimas neviršyje, ten, reiškia, samatos bilietų platinimas. Ten vienas iš tokių galbūt būtų orkestras, dūdų orkestra. Reiškia, ten šitas renginys, o taip tai jau pernai jisai buvo ir planuojamas ir kitais metais. Pagal CIDO arenos patalpų suteikimo nekomerciniams renginiams taisyklės, nekomerciniai renginiai, savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, nepelno siekiančių organizacijų ir kitų organizacijų organizuojami masiniai renginiai, kurie yra svarbus Panevėžio miesto bendruomeniai arba kuriais siekiama tinkamai švęsti valstybinės šventės. Štai tokį garsą rytoj 11:52 išgirs gyventojai, nes vyks perspėjimo ir informavimo sistemos techninis kompleksinis patikrinimas, kurio metu elektros sirena veiks 3 minutės. Tiem pasibaigus žmonės turėtų įsijungti radijo imtuvus arba televizorius ir juose išklausyti informaciją, aktualią informaciją civilinės saugos klausimais. Na, miestas pasiruošęs tam patikrinimui. Praeitą savaitę visos mieste esančios centralizuoto valdymo sirenos, kurių yra 19, buvo patikrintos jų nepaleidžiant, patikrintas jų stovis, patikrinti ryšio kanalai. Na ir kaip ir įprastai, didesnių bėdų nėra. Taip, kad netikėtumų neturėtų būti ir viskas liktai turėtų būti gerai. Primenama, kad kaukiančios elektros sirenos reiškia civilinės saugos signalą, dėmesio visiems. Gyventojų perspėjimo informavimo sistema būtent ir yra sukurta tam, kad atsitikus nelaimė žmonės galėtų informuoti. Žmonės turėtų žinoti, kad jeigu jau girdės sirenų kauksmą mieste, tai yra 3 minučių ciklas, taip yra numatyta įstatymiškai, žmonės po to privalo įsijungti, tarkim, radijo imtuvus arba įsijungti televizijos programą, kur būtų pranešama, kokia nelaimė atsitiko. Tai sirena, tai jeigu būtų įjungta nelaimės atveju, jinai ir informuoja, kad įvyko nelaimė ir kad žmogus būtent tada jau turėtų per radiją arba per televiziją sužinoti visą tą informaciją, kokia nelaimė, kaip žmonėm toliau elgtis. Todėl ir dabar per tuos vadinamus mūsų patikrinimus, paleidžiant sirenas, jų tikslas ir yra, kad žmonės priprastų prie to, žinotų, kad sirena jeigu veikia, nustojusiai veikti, reikia klausytis pranešimų per žiniasklaidą. Tai per žiniasklaidą šiuo metu bus pranešta, kad tai yra patikrinimas ir pateikta informacija, prie žmonės turėtų žinoti, o nelaimės atveju būtų pranešta apie nelaimės mastus, pirminiai nurodymai žmonėms būtų duodami. Tai būtent ir yra tokia paskirtis šios sistemos. Įprastai elektros sirenos įjungiamos 2 kartus per metus, kai atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas.